Šiandien mokysimės brėžti lempos gaubtą. Pirmiausia, įbrėšim kaip kietą kūną, Create Sketch pasirenkam horizontalią plokštumą. Pasirenkam stačiakampio įrankį, brėšime nuo centro, na ir nusibrėšim kvadratą. Sakysim 160 mm ant 160, suformuosim su įrankio Extrude, suformuosim stačiakampį gretasienį. Tai bus labai paprasta lempos gaubto forma ir visas kraštines mes padarysim nuopjovas 20 mm. Per centrą iškirsime lempos įdėjimui taip pat kvadratą, braižome ant viršutinės plokštumos 90 ant 90. Pasižymim su įrankio Extrude. Iškertame į apačią. Minus 140 mm, 14 cm. Gerai. Štai turim štai tokią kiaurymę, kur bus mūsų lempa įsivaizduojama. Ir pačiame centre dar padarysim lempos patrono įdėjimo 25 mm apvalę kiaurymę. Čia yra sukuriam šiuo metu tik tai patį lempos kūną ir toliau dar naudosim kitą programą. Tai pasižiūrim, lyg tai mums viskas tinka. Ir turim išsaugoti mūsų projektą STL formatu. Įsisaugojam STL formatu, nes kitai programai mums reikės tai šito formato. Įsisaugom. Tolimesniam kūrimui mums reikės programos Slicer. Ją reikėtų parsisiųsti, atsidaryti langą ir importuoti mūsų lempos dokumentą. Štai mes ją matome šitame dokumente štai taip. Galime vartyti. Na, pirmiausia, pasirinksime lapą, ant kurio norėtusime vėliau atspausdinti mūsų sluoksnius. Apačioj pasirenkame milimetrus ir pasirenkam, kad mūsų medžiagos storis bus 4 mm. Na, įsivaizduokim, kad mes lempą vėliau kursime iš kartono. Šioje Slicer programoje galima pasirinkti įvairius būdus. Tai yra vienas, kad pjaunam iš kartono ir suklijuojame. Štai visus sluoksnius mūsų lempa būtų suklijuota štai taip, sluoksnis prie sluoksnio. Gali būti štai toks sujungimas. Vertikalus ir horizontalus tiesiog. Pasižiūrim, štai toks. Gali būti pagal tam tikrą kryptį nurodoma. Kreivą kryptį. Galima kryptis vėliau ten keisti. Tačiau jeigu toliau iš centro gali būti sujungimai, kada yra centrinė simetrija, mes šį vėliau ir pasirinksim. Gali būti sluoksniai dar padaryti tiesiog kaip iškarpa ir ta iškarpa suklijuota. Tiesiog sulankstyta, suklijuota. Na ir kaip būtų atspausdinta, jei būtų spausdinama 3D spausdintuvu. Mūsų darbui mes pasirinksime iš centro sluoksnius ir iš karto matom, ką mums siūlo programa. Galim pakeisti kiekį mūsų vertikalių ir horizontalių detalių. Detalės plotis 4 mm ir iš karto galim pasižiūrėti, kaip atrodo mūsų darbas. Apsižiūrėti, kaip jisai atrodys, pasivartyti.
Jeigu kažkur atrodo, kad netinka detalė, jos netinka vieta arba jų yra per mažai, jų galima pajudinti. Tiesiog su pele galima pridėti jų daugiau. Štai šita detalė atrodo, norėtųsi liktai daugiau, kad pagrindas būtų tvirtesnis. Galim pasižiūrėti, pakoreguoti. Galim įterpti papildomą dar detalę, jas pastumdyti ir programa automatiškai pakeičia visus brėžinius, visus skaičiavimus, padaro sluoksnių ir įpjovų ten, kur jų reikia. Tai yra labai patogu, labai greita. Galim iš karto pasižiūrėti, kiek mes sluoksnių turėsim, kaip jie bus išsidėstę. Gal šiuo atveju paliksim taip, kaip buvo. Turėtų lempa laikyti savo formą. Be to dar programoje galima pasižiūrėti ir daugiau dalykų, tai yra tiesiog kaip atrodo pati sudėliojimo schema, nuo ko reikėtų pradėti, nuo kurios dalies ir tiesiog jau pati medžiaga matoma. Mes norėsime kurti iš kartono, tai vat iš karto matosi net kartono struktūra, kur yra bangelės, kur jų nėra. Štai visos mūsų detalės, kaip jos įsidėstys ant A4 formato lapo. Aišku, galima iš karto turint priemonę atspausdinti. Galima pasirinkti, sakykime, gaminti iš faneros, tai taip pat iš karto matom pačią faneros struktūrą, sudėjimo schemą. Galim pasitikrinti, kiek bus detalių, kaip jos laikysis. Na ir plastiko, jeigu, sakykime, akrilo kažkokio permatomo turėtume, štai darbas galėtų atrodyti štai taip. Mūsų atveju mes pasirinkom kartoną, tai mūsų darbas atrodytų štai taip. Jeigu mes visas detalės išpjaustysim, galima jas pjaustyti ranka, atsispausdinus visas detalės ant lapo arba su specialia kartono pjaustykle.